Į naująjį tūkstantmetį žvelgiame kaip į didelį tuščią laiką, kuriame dar nėra prisiminimų, yra tik viltis. Lietuva laisva, laisvė stojosi ne tuštumoje, ne dykynėje, o ant puikių pamatų, kurios padėjo XIX amžiaus pabaigos ir XX amžiaus pradžios Lietuvos šviesuoliai. Vienas iš jų, galbūt reikšmingiausius darbus nuveikęs ir juos nuveikti kitus įkvėpęs, didysis mūsų mecenatas, leidėjas, lietuvybės žadintojas, inžinierius ir verslininkas Petras Vileišis. Ar daug žmonių sutiktų gatvėje sugebėtų atsakyti į klausimą, kas buvo Petras Vileišis, kokie jo darbai? Dabar mes esame Petro Vileišio gatvėje, buvusioje Krantinės gatvėje. Didysis mūsų rašytojas Vaižgantas Vileišį yra pavadinęs didžiuoju tautos genijumi. Čia būnant toje gatvėje, pat kyla noras pamastyti, ant kiek Vileišio vertinimas yra adekvatus jo nuopelnams. Ypatingai Vilniui, kuriame jis tiek daug paskyrė ir lėšų, ir pastangų lietuvybei gaivinti mūsų sostinėje. Štai šioje gatvėje nerasite šaligatvių, tik rasite labai daug šiukšlių dėžių, medinių, apleistų tualetų. Čia netrūksta ir šiukšlių. Žiūri į tai ir galvoji tada, o kaipgi, kur Vilniuje yra vietų, kur mes galėtumėm pasidžiaugti pagarba Vileišiui. Rasite Vilniuje nemažai paminklų ir kitataučiams, gerų, jie vertytų paminklų, bet yra ir šiuolaikinių paminklų, tarkim Zapai, bet nerasite jokio pėdsako, nei biusto, nei stovylos Petrui Vileišiui, paskyrusiam didžiausius savo turtus, savo tautai, savo kraštui, paskyrusiam savo visą gyvenimą vienam tikslui – Lietuvos valstybingumui atkurti. Kai kalbame apie tautinį sąjūdį, visų pirma mes matom ką? Joną Basanavičių. Matom Kudirką, matom Višinskį, Bortkevičnę, Grinių. Ir vis tik tais Petrui Vileišiui jau skiriame kažkur dešimtukų pabaigoje vietą. Nors iš tikrųjų, kai kalbam apie Aušrą, apie Varpą, visą laiką Petro Vileišio vardas irgi šmėkšteli kaip žmogaus, kuris, reiškia, rėmė tų nelegalių laikraščių leidimą. 2005 metais, gruodžio 4-5 dieną buvo Vilniuje vyko lietuvių susirinkimas, susivažiavimas, kaip yra pavadintas tuo metu. Dabar mes jį vadiname Didžiuoju Vilniaus Seimu. Tai reiškia pirmas toks tautos atstovų, galima sakyti, reiškia susirinkimas, kuriame buvo priimti reikalavimai caro valdžiai, tarp kurių pirmoje vietoje buvo įrašytas reikalavimas Lietuvos autonomijos. Autonomijos faktiškai tai yra jau politinis reikalavimas. Tai reikalavimas, kuris faktiškai, nuo kuris ir davė pradžią tam 18 metų vasario 16 dienos aktui, sakykime. Nes visi tie kiti dokumentai, kurie buvo rengiami Lietuvos valstybingumui atgauti, jie rėmėsi šito dokumentu. Kaip reiškia pirmų legalių tautos pareikštų ir fiksuotų Petro Vileišio prie šito didžiojo Vilniaus Seimo? Todėl aš irgi noriu dar kartą susijęti tą momentą nelegalios spaudos, reiškia, panaikinimas ir 5 metai, reiškia, ir Vilniaus didis Seimas. Ir koks Petro Vileišio vaidmuo? Iš tikrųjų vėl mes Petro Vileišio pirmose gretose nematom. Tai reiškia, žmogus kažkur yra užnugaryje kitų, kurie tą, reiškia, Seimą organizuoja. Tame Seime vaidina didžiausiai vaidmenį, ta prasme, kad Smetona, Basanavičius, Bortkevičnė, Grinius. Faktiškai jie prezidiume yra, jie diktuoja diskusijų eigą, jie siūlymus teikia, bet už viso to yra Petro Vileišio figūra. Ir Petro Vileišio pinigai. Ir Petro Vileišio pinigai. Vat aš tą ir norėjau jums pasakyti. Bet mes nesuveskime, aišku, visko į pinigus. Bet taip yra. Petras Vileišis, ką mes matom? 905 metų spalis. Spalio 18, kiek atsimenu, Basanavičius yra savo atsiminimus apie tą laikotarpį užrašęs. Aišku, jisai prirašo visus nuopelnus to organizavimo savo, dar Petrui Kriaučiūnui
Ir aiškina, kad jam tuo metu gimė idėja sušaukti tą Vilniaus Seimą dėl to, kad Rusijoje formavosi situacija, kai aiškiai matėsi, jog Rusija decentralizuojasi, demokratėja ir kad atsiras galimybė įgauti kažkokį politinį savarankiškumą tam kraštui. Bet kur vyksta šitas dalykas, tas pasitarimas, kur ta idėja jam atsiranda? Jam atsiranda idėja Petro Vileišio bute. Jisai Basanavičių pakvietė į Vilnių, kiek teko girdėti, taip? Taip, 5 metų rugpjūtis, kai Basanavičius dar yra Bulgarijoje, faktiškai Basanavičius nelegaliai atvyksta į Rusiją, tiksliau vėl į Lietuvą, bet vėlgi Petro Vileišio kvietimu. Ir Basanavičius prisiglaudžia pas Petrą Vileišį, Vilniuje čia atvykęs. Dar besimokydamas Petras Vileišis rašė: štai turiu baigti institutą ir gal jį baigsiu Dievui padedant, už 2 metų būsiu inžinierius, būsiu medžiagiškai aprūpintas, bet kas iš to? Kokią naudą turės mūsų kraštas? Būdamas lietuvis niekam nelinkiu valdininko karjeros, dėl kurios reikia savęs įsižadėti, savo tautišką dvasią užslopinti. Todėl laisvo pramonininko ar pirklio būklė man rodos apgaubta nuostabi ir širdį pagaunančia aureolė. Čia tik te gali būti laisvas. Iš viso daugiau nei 20 metų Petras Vileišis kaip geležinkelių ir tiltų inžinierius dirbo toli nuo Lietuvos. Tapo vienu žymiausių Rusijoje tos srities specialistų, daug uždirbo. Turtas ir perteklius plaukia į jo namus, duodas galimybės patenkinti savo ir savo šeimą visais pasaulio monais, rašė Pleirytė Puidienė. Petras Vileišis neužslopino savo tautiškos dvasios, o uždirbti pinigai jam buvo tik įrankis ir galimybė įgyvendinti didžiausią savo svajonę – padėti sugrąžinti lietuvių tautai kalbą ir raštą. Petras Vileišis pirmiausia studijavo Peterburgo universitete matematiką. Ten jisai gavo matematikos kandidato laipsnį, dabar būtų bakalauro. Bet po to, matydamas, kad iš matematiko algos sunku bus verstis, įstojo į Peterburgo kelių inžinierių institutą ir 1881 metais jį baigė. Reikia pasakyti, kad kelių inžinierių institute dėstė labai dideli praktikai ir dideli mokslininkai, tokie kaip Pavelas Melnikovas, Dmitrijus Žuravskis, Stasys Kerbedis, lietuvis be kito ko kilęs nuo Panevėžio, ir Nikolajus Beleliupsis, kurio darbai, čia matyti pėdsakai ir Vilniuje. Tai šita profesūra, tinkamai sustatydama studijų programą, paruošė labai gerus specialistus, kurių kvalifikacija garsėjo visoje Europoje. Pirmas darbas, kuriame dirbo Petras Vileišis, tai buvo Maskvos Kursko geležinkelėje Serpuchovo ruožas. Ten jis dirbo 1 metus ir užsiėmė geležinkelio eksploatacijos darbais. Tai labai padėjo jaunam specialistui, kadangi eksploatuojant būsimus statomus objektus, geriausia galima pažinti ir privalumus, ir trūkumus jau eksploatuojamų statinių. Po metų Petras Vileišis siunčiamas į Rostovo prie Dono sritį ir ten stato tiltą jau per Doną, didelę upę. Tikslių žinių apie tą statybą neturime, bet žinome, kad jau neužilgo jis grįžta į Lietuvos kraštus. Jam pavedama statyti didelį geležinkelio Vilnius Rovnas ruožo. Bet Rusijos imperijoje buvo tokia tvarka nustatyta, konkrečiai lietuviams, kad siekiama buvo, kad jie nedirbtų Lietuvoje. Todėl neatsitiktinai jau po 3 metų darbo Paliesės geležinkelėje Vileišis, nesakyčiau tremiamas, bet išsiunčiamas statybos darbams į Samaros Ufos geležinkelio statybą. Ten jisai pastatė tiltą, 600 metrų ilgio tiltą per galingą Bieląją upę. Ir šitas tiltas tiek puikiai buvo pastatytas, kad jis už tai net buvo apdovanotas imperijos ordinu. Apskritai Vileišis yra patyręs tik vieną nesėkmę, kai pavasario potvynis vieną tiltą statomą nunešė. Bet žinotgi, pasaulyje daug avarijų, daug katastrofų vyksta, nors jos apskaičiuotos pagal normas, pagal standartus ir panašiai. Deja, gamta kartais galingesnė už visas mūsų normas. 1899 metais, manoma, kad tuo metu, ar kiek anksčiau, pusmetį kokį, jis grįžo į Vilnių gyventi ir jis ima rūpintis lietuvybės reikalais daugiau negu pačiomis statybomis. Tai, matyt, paskutinis
toks stambus geležinkelis, kurį jis statė ir gal daugiau vadovavo nekivaizdžiai, o statė daugiau brolis Anupras, tai Polocko Siedlėco geležinkelis. Siedlėcas yra maždaug 100 km iki Varšuvos. Apie 900 metus Vileišis, siekdamas lietuvinti kuo daugiau Vilnių, įsteigė Vilniuje mechaninės dirbtuvės. Tos mechaninės dirbtuvės gamino kesoninę įrangą, kesonams, kitaip sakant, pačius kesonus, gamino kai kurios kitus statybinius įrankius, prietaisus, gamino žemės ūkio kai kurios padarus, na ir galų gale bet kurios statybai reikalingus elementus. Tokių jo darbų pėdsakų galime užtikti šiandien. Jeigu nueisite į Turgaus halę Pylimo gatvėje, matysite viduje visas statybinės konstrukcijas, kurios pagamintos Vileišio mechaninėse dirbtuvėse. Jeigu nueisite į Antakalnio pradžią šalia Petro ir Povilo bažnyčios esančius Vileišio savo pasistatytus rūmus, matysite labai puikias tvoras, vartus, pastatytus iš metalo, pagamintų tose pačiuose dirbtuvėse. Na ir štai mes čia stovime prie Žvėryno tilto. Jį tiesa statė Lenkų Rutski firma pagal Malinovskio miesto inžinieriaus projektą. Tačiau sakoma, kad statybinius elementus plieninius kai kuriuos pagamino Vileišio metalo dirbtuvėse. Vis dėlto savo verslą tvarkė menkai, labai rūpinosi lietuvybės klausimais. 1904 metais pradėjo leisti savo lėšomis pirmąjį lietuviškąjį dienraštį Vilniaus žinios, įsteigė knygyną to paties vardo dabartinėse filharmonijos rūmuose. Ir tas dėmesys didelis nebuvo visiškai toks pat iš lietuvių pusės. Vis dėlto jis nusiskųsdavo ir kiti to laikmečio žmonės liudija, kad lietuviai kiek ir tingėjo toje gamykloje ir nekokybiškai dirbo, o gal buvo ir objektyvės priežastys, nemokyti buvo daugiausia darbininkų, o buvo siekima priimti kuo daugiau lietuvių, kad lietuvinti Vilnių. Ir štai ta gamykla jo atsidūrė ant bankroto ribos, buvo perleista Vilijos žemės ūkio mašinų, žemės ūkio apskritai padargų vadinčiau bendroviai. Dalį akcijų pasiliko Vileišis, bet jau jį buvo nepelninga ir Vileišis nutarė vėl iš naujo užsidirbti, važiuoti į Rusiją. Panaikintas spaudos draudimas 4 metų gegužė. Var pastebėjina, tų žmonių, negausių žmonių tarpe vyksta diskusija, ką toliau daryti. Leisti ar neleisti legalią spaudą. Aišku, buvo didelis nusistatymas neleisti, nes jeigu bus legali spauda, visi negalėsim rašyti tiesos, bus cenzūra. Bet Petras Vileišis nebejoja, deda savo pinigus ir gruodžio pabaigoje išeina Vilniaus žinios. Ir svarbiausia, kad pasikviečia ne tik tais nuosaikiuosius, reiškia Smetoną į redakcinę kolegiją, bet taip pat ir Povilą Višinskį, Joną Jablonskį, kurie buvo Demokratų partijos nariais ir kuriai faktiškai Petras Vileišis nepritarė iš esmės. Kaip partijas, kaip egzistavimą, kaip, reiškia, pažeidžiančią tokį nusistatymą, jog būtina tautos vienybė. Tautos vienybė ne plačiaja prasme, bet tautos vienybė inteligentijos, reiškia, vienijimosi prasme. Petras Vileišis, kaip ir Jonas Basanavičius, manė, jog tai yra pavojinga. Bet vis tiek jie tokių žestų, reiškia, jisai rodo... Šiuo atveju su Vilniaus žiniom jisai susijęs kaip, pirmiausia suprantam, jo pinigai. Jis yra savininkas to dienraščio. Taip. Tačiau kiek jo kaip redaktoriaus ar, nežinau, kaip rašančio žmogaus... turėjusi įtaką formuojant laikraščio idėjinės nuostatas. Didžiulė. Mes pažiūrėkim, reiškia, jeigu dar 4 metų gruodis, sausis, vasaris, kovas. Faktiškai Povilas Višinskis, Jablonskis dirba ir jie nori, reiškia, šitą laikraštį panaudoti, sakykime, tam tos radikaliau nusistačiusios, reiškia, varpininkų grupuotės interesams. Ir tada Petras Vileišis
pasielgia ryžtingai ir pasako, ne, man tokia pozicija nepriimta. Kodėl nepriimta? Jis manė, jog tai bus kenksminga. Reikia žengti, kaip čia vat, ir naujo atgimimo sąlygomis, kai kas sakė, žingsnis po žingsnio. Mes nieko nelaimėsim. Pirmiausia, mes turim sustiprėti kultūriškai. Ta prasme, pirmiausia, mes turim sustiprėti tautinę savimonę. Kokiu būdu? Turėti normalų santykį su valdžia ir kiek tai leidžia valdžia po truputį atkovoti iš valdžios vis daugiau ir daugiau galimybių skleisti lietuviškumą, o buvo tokios galimybės dėl to, kad valdžia buvo nusistačiusi arba prieš lenkiškumą. Ir Petras Vileišis tuo žaidė, sakykime, ir Jonas Basanavičius įrodinėjo valdininkams, kad jeigu mes sustiprisim lietuvybę šitam krašte, konkrečiai ir Vilniuje, tai susilpnės lenkiškumo pozicijos. O valdžiai tai buvo patogu, valdžiai tai buvo įtikinama. Ir Petras Vileišis tai jau buvo pasirodo čia kaip strategas, kaip politinis strategas. Apie spaudos leidimą, apie spaudos draudimo panaikinimą ir apie tai, kiek čia prisidėjo Petras Vileišis. Ar nėra tokia galimybė, kad Petras Vileišis tiesiog sumokėjo tos 35 000, apie kuriuos kalbama, ir nupirko? Yra istorikai ir profesorius Vytautas Merkys, Leonas Mulevičius amžinatilsį ir naujai bandė tyrinėti tos dalykus, Egidijus Motieka. Ir aš pats teko dirbti, reiškia, Peterburgo archyvuose ir vis tik tai, reiškia, tokių žinių patvirtinančių, kad jis tikrai sumokėjo, mes dokumentaliai neturime. Bet tai nereiškia, kad tikrai to nebuvo. Bet pats faktas, kad Vileišis turėjo labai gerus santykius Peterburge su tai žmonėmis, kurie galėjo priimti tokį sprendimą, tai neabejotinas, jis buvo toks faktas. Vilniuje Petras Vileišis pasireiškė kaip didžiausias to meto mecenatas. Jis rėmė lietuvių dailininkus, muzikus, mokslą, spaudą. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis rašė: Petras Vileišis itin simpatiškas senis, paprastas geraširdis. Prieš kelerius metus turėjo apie 500 000, o dabar pasiliko su 50. Viskas išėjo žmonėms ir įvairiems atgimimo tikslams. Petras Vileišis netgi liepdavo tarnautojams mokėti vežikams iš jo pinigų ne mažiau po rublį, jei vežėjas kalbėdavo lietuviškai ir pagal taksą, jei jis lietuviškai nesusikalba. Jis savo lėšomis pirkdavo bilietus į teatrą, dalindavo juos lietuviams, prašydamas, kad šie per pertraukas atsistotų ir per publikos galvas kalbėtų lietuviškai. Kalbant apie pinigus ir tautinį atgimimą, tai iš vis juos šitą klausimą būtų galima išskirti kaip atskirą, kadangi puikiai žinome, kad tautinio atgimimo veikėjų ir jų veiklos niekas nefinansavo. Ir tokiu būdu neišvengiamai kiekvieno tautinio atgimimo veikėjo šeimoje materialinis klausimas likdavo visiškai neišspręstas. Neišimtis buvo ir Petras Vileišis, kuris visus savo pinigus praktiškai investavo į tautinį atgimimą ir iš to, žinoma, nieko negavo. Ir neišvengiamai tai palietė jo šeimą. Tai tokią istoriją būtų galima papasakoti apie jo dukrą Mariją Vileišytę, kadangi būdama turtingo tėvo duktė, ji tikėjosi ir jai buvo pažadėta didelė dalis 20 000 rublių, tuomet, kai ji ištekėjo už Mykolo Baženskio 1913 metais. Tačiau tų pinigų niekas rankose neturėjo, nei pats Petras Vileišis, nei Mykolas Baženskis kaip žentas, nei pati duktė. Tai buvo žadėti pinigai, kuriuos Petras Vileišis tikėjosi gauti iš geležinkelio tiesimo Rusijoje. Tačiau pinigai neatėjo. Ir po vedybų, praėjus keliems mėnesiams, Mykolas Baženskis pradėjo labai agresyviai reikalauti iš savo žmonos žadėtos dalies. Ką tuo metu Vileišis veikė tautiniam sąjūdį? Ką jis finansavo? Ar jis turėjo pinigų? Jis vis tiek turėjo kažkiek pinigų? Jau tuomet, kai jis grįžo 1913 metais, jau jo reikalai buvo čia Vilniuje, kai ir žmona gyveno Vilniuje, jo reikalai buvo prasti. Praktiškai jis galėjo tik tikėtis 300 000 sandėrio iš Bogumlinsko geležinkelio tiesimo Rusijoje. Tačiau kas buvo 1913 metai? Taigi karas. Karo išvakarės ir kokiu būdu buvo galima tikėtis gauti šitokį sandėrį iš tokio taikaus dalyko kaip geležinkelių tiesimas. Tai praktiškai tai yra avantiūra. Čia susideda tokie du dalykai. Jo šeima ir duktė
ištekėjo pagal tradicinę šeimos tokį modelį, kadangi buvo duodamas ir kraitis, jis buvo tas kraitis buvo žadamas ir jinai tikėjo gautis, o pats Vileišis jau gyveno nebe tradicinės šeimos tokiais motyvais, kadangi visus pinigus jis be gailesčio atiduodavo tautiniam atgimimui. Galima galvoti, kad Petras Vileišis buvo pakankamai vienišas savo nusiteikime mecenuoti, remti tautinį atgimimą, nes jeigu vaikai kalba lenkiškai, jiem gal irgi sudėtinga suprasti tėvą, kuris pinigus investuoja į lietuviškus reikalus. Bet kiek mes žinome šeimų, kuriuose tėvų pėdomis nueina vaikai? Aš kiek galiu pasakyti, ar mes kalbėtume apie 19 amžiaus pabaigą ar apie 20 amžiaus pabaigą, paprastai jeigu šeimoje yra žmogus, kuris siekia ir gyvena savo idealais, visi kiti likę šeimos nariai praktiškai yra arba indiferentiški, arba priešiški jam, ypač vaikai. Šiuo atveju Vileišis nėra kokia išimtis? Jokia išimtis. Tai nebelėmė. Jeigu žmogus siekia idealų, praktiškai jam neturi jokios reikšmės. Ar kartu su juo žmona ir vaikai. Jis tiesiog svarbu, kad netrukdytų labai, priešiškai nebūtų nusiteikę. Petras Vileišis buvo lietuvybės propaguotojas ir tautinio atgimimo mecenatas. O kaip dabar? Kiek dabarties verslininkams yra svarbus tie patriotiniai motyvai? Labai geras klausimas. Aš taip įsivaizduoju, kad kiekvienas turbūt verslininkas, kurdamas įmonę, tai jis pirmoje eilėje turbūt galvoja ne apie mecenavimą, bet apie savo kompaniją. Tai čia turbūt yra nuogas faktas ir nieko nuo to nepabėgsi. Tačiau kaip tai būtų, vis tiek kylant verslui, augant sėkmingam verslui, plėtojant verslą, natūralu, kad žmogus jisai negali užsidaryti savo įmonės rėmuose, sakykime, būti tik tai turėti trijulę, mano finansistas, mano komercijos direktorius, mano tiekimo direktorius ir mes keturiesi dabar viską sprendžiam, gaminam pinigus. Natūralu, kad kuo kompanija plečiasi, jinai tampa vis labiau integruota į visuomenės gyvenimą. Kiekviena kompanija savo kelia tokį uždavinį, kad būdamas verslininkas ar būdamas atstovaudamas vieną ar kitą verslo įmonę, natūralu, kad aš turiu pagalvoti visą laiką, o kasgi aš esu kaip pilietis, kaip juridinis asmuo pilietis Lietuvos Respublikai. Ir štai čia atsiranda tie klausimai, kur žmonės, tiesiog įmonės turėtų savo tą klausimą atsakyti. Esame girdėję, kad Vilniaus klubas yra inicijavęs Petro Vileišio aukso medalį, kuris bus skiriamas kam? Jis bus skiriamas patiems mecenatams ir rėmėjams, kurie skatina visą Vilniaus miestą vykstantį arba vyksiantį kultūrinį, švietimo ir mokslo gyvenimą. Ir kaip kilo šitą idėją? Idėja kilo tai, kad aš sužinojau, kad bus švenčiamas 150-osios Petro Vileišio gimimo metinės ir tiesiog visiškai užsisakiau knygą apie Petrą Vileišį parašytą profesoriaus Aničio, tarp kurią buvo sunku gauti, ne visose bibliotekose Vilniaus yra. Na, dabar bus pakartotinas leidimas. Ir atostogų metu tą knygą perskaičiau. Ir kai perskaičiau knygą, užversdamas paskutinį lapą, supratau, kad reikia kažką gražaus padaryti, tęsiant tokį skilaus Vilniečio. Šiuo atveju šitas medalis tai bus toks kaip ir priminimas, kad Petras Vileišis egzistavo, buvo ne tik tai dabar, kai yra 150-osios metinės, bet ir kitais metais ir dar kitais metais. Taip, ir gali būti, kad toks medalis būtų įsteigtas kiekvienais metais. Gali būti. Galbūt nebus laureatų, gal bus kas 2 metus, bet iš esmės turėtų būti kiekvienais metais. Už kokias lėšas tas medalis yra kūriamas ir kas čia finansuoja visą? Aišku, malonu pasakyti, kad tai yra tikrai aukso medalis pilna žodžio prasme, jis iš tikrai pagamintas visas iš gryno aukso. Ir kad nei vieno lito nėra iš mokesčių mokėtojo. Vilniaus klubo nariai yra visi žmonės yra šito medalio fundatoriais. Ar jūs jau dairotės tų žmonių, kurie tęsia, sakykime, Vileišio tą tradiciją ir yra stambus mecenatai? Į šitą medalį galės pretenduoti tik vienas fizinis arba vienas juridinis asmuo. Darysimės, aišku, dairomės, bet pasakyti, į kurias pusės mes dabar visas 4 pusės dairomės. Dar turim pakankamai laiko, kadangi mes planuojame, kad šitas medalis turėtų būti įteiktas. Pirmasis laureatas paskelbtas spalio 7 dieną, 7 val. Vakare Vilniaus rotušėje. Ir prašysim, kadangi spalio 7 yra Vilniaus klubo įkūrimo data ir iškilmingoje aplinkoje mes norėtumėm šitą apdovanojimą ir įteikti. Ir mes prašysime, kad šitą apdovanojimą įteiktų
pačio Vilniaus klubo steigėjas ir iniciatorius ministras pirmininkas Rolandas Paksas. Petras Vileišis, kaip būdamas toks tikrai lietuviškumą skatinęs žmogus, tai šiuo atveju gal iškyla toks klausimas, ar į šitą medalį galės pretenduoti, sakykime, užsienio firmas, kurios čia mecenuoja, arba žmonės kiti, ar čia tik tai yra grinai toks lietuviškas reikalas? Aš manau, kad nėra parašyta nuostatų projekte, kad negalėtų pretenduoti užsienio firmos, organizacijos ar užsienio piliečiai. Tačiau, matyt, norėtųsi, kad būtų pirmiausia, bent pirmieji apdovanojimai atitektų mūsų lietuvaičiams. Tačiau konkurencija, matyt, bus. Nes ir iš tos patirties Vilniaus miesto savivaldybė įteikiant Švento Kristoforo apdovanojimo statulėles už labdaringą veiklą, už rėmimo tokią veiklą, kol kas du apdovanojimai iškeliavo būtent į dvi užsienio šalis, į Vokietiją ir į Daniją. Mes norim tos klausimus truputėlį pasukti kitokio rakurso, pasakyti, kad iš tikrųjų tas davimas, tai reiškia kažkuria prasme dalyvavimas toj pilietiniai Lietuvos Respublikos veikloj ir kad tai iš tikrųjų yra, pirma, tai yra garbinga, antra, tai yra prideda tam tikrų taškų ir pačiam verslui, kadangi tas verslas irgi užduoda jam tam tikrą kokybę, kad žmogus iš tikrųjų dalyvauja plačiai ne tik tai savo įmonės veikloje, bet tuo pačiu ir Respublikos politiniam gyvenime ir ekonominiam gyvenime. Tai be abejonės, kalbant apie Petro Vileišio medalį, nors tai yra ir smulkus dalykėlis, nors tai yra, sakykime, ne kažkoks tai įvykis sudrebinantis visą Respublikos gyvenimą, bet tai yra ta maža užuomazga, kuri galbūt leis toliau kažką galbūt pasiimti, pasukti savo kampu, kažkas kitas pabandys pažiūrėti kitokio rakurso, tačiau kaip ten bebūtų, tai yra ta mažytė gėlelė, kuri galbūt iškeros kažkada ateiti didžiulį augalą. Žmogui, kuris savo milžinišką energiją atkovojo spaudą Lietuvai, kuris vienas teįstengė leisti pirmą Lietuvos dienraštį, kuris patiekė dideliausią ūkio literatūrą ir kuris ne vieną savo bendradarbių ir mokinių iš skurdo ištraukė, o kada pats ligon ir skurdan bei vargan pateko, Lietuva iš gerokos dalies Petro Vileišio darbų dėka nepriklausoma demokratinė respublika virtusi lyg pasijuto esanti skolinga ir galiaus valdžia nutarė pasaldyti jam paskutinės gyvenimo dienas paskirdama, tik prašau skaitytojau nesusigraudinti, mėnesinės pensijos 400 litų. Jeigu Lietuva turėtų kaip kitos šalis savo panteoną, ar kas abejotų, kad Petrui Vileišiui ten vieta priklauso. Petro Vileišio nuopelnai Lietuvai yra milžiniški ir neklysiu pasakydamas, kad jis yra Lietuvos atgimimo tėvas. Jo darbų ir jo pasišventimo pėdsakai neišdils lygi lietuvių tauta gyva bus. Garbėjo atminimui, rašė daktaras Jonas Šliūpas. Turiu vilties, kad netoli tas laikas, gal nereikės laukti 200-ųjų Vileišio metinių, kad ir Petro Vileišio gatvė bus tas bulvaras ar ta gatvė, kuria su malonumu bus galima pasivaikščioti, pasidžiaugti aplinka, pasidžiaugti skverais, gėlėmis, kurių tikrai daug nusipelnė Petras Vileišis.